Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir tie, kas nauji ir ką tik įsijungia kanalą ir nežinot apie ką čia, tai šiame kanale darau įvairiausias apsaugos sistemų apžvalgas, testuoju kameras ir kitokius įdomius dalykus. Tai jeigu toks turinys jums patinka, būtinai pasilikit, nes net neabejoju, kad sužinosit kažką naujo. Šiandien ant stalo turiu Hikvision naujieną ir tai yra Hikvision Android monitorius telefonspynėms. Tai manau nieko nelaukiam ir pažiūrim, ką įdomaus gaunam šitą dėžutę. Būtent šis monitorius yra atnaujintas modelis, mano maždaug prieš 2 metus darytos apžvalgos ir pasikeitimų yra tikrai nemažai. Šios monitorius galima įsigyti 2 dydžių, šiuo metu sandėlyje turime 7 ir 10 colių variantus. Ir vienas iš pagrindinių pasikeitimų, kad juose yra pilnai atnaujinta techninė ir programinė įrangos. Ir būtent su šiuo vienu monitorium galima pilnai apjungti visą namų apsaugą. Tai patikrinam, ką gaunam dėžėje. Vos atidarius dėžę, mus pasitinka monitoriaus aksesuarai. Turim metalinę montavimo bazę, montavimo varžtelius, reikia starto gidą, instrukcijas bei keletą jungčių. Ir žinoma, patį monitorių. Monitorius prie tinklo jungiasi per LAN arba Wi-Fi, o maitinimą galim pajungti per pridėtą 12 V jungtį arba po OE. Techninių parametrų turbūt neminėsiu, visą specifikaciją sudėsiu į šio video aprašymą, tai galite pasiskaityti plačiau. Galiniai monitoriaus daly turim tamperį, LAN jungtį, kitas jungtis, micro USB lizdą, taip pat apatiniai daly turim micro SD kortelės lizdą, na ir priekiniai daly turim didelį ekraną, atrakinimo mygtuką ir mikrofoną. Garsiakalbis yra galiniai daly iš šono, paslėptas, nesimato, ir būtent šis 10 colių monitorius palaiko tokią ekrano raišką, turi įdiegtą HiConnect programėlę, kaip jau ir sakiau, gali valdyti belaidę apsaugą, na ir gali gauti 7 sekundžių vaizdo įrašus iš apsaugos sistemų. Taigi, manau, užtenka apie specifikacijas. Dabar paprašysiu kolegos Tomo, kad pajungtų, pabandysim patestuoti ir pažiūrėsim, kaip šis dalykas veikia. Sveiki, turim atnaujintą androidinės planšetės modelį. Mantvydas padarė trumpą išpakavimą. Tai tiesiog pereisime per funkcijas ir pažiūrėsime, kągi turim naujo ir įdomaus. Tai tiesiog pradžiai pradėkim nuo to, kad kaip ir visos telefonspynės, galima įskambinti, atidaryti vartelius ir galim pakelti ragelį. Viskas girdisi, fanuoja, įprastos funkcijos. Taip, toliau ką mes jame turim. Turim integruotą HiConnectą ir esam prisijungę prie cloudo debesies akaunto ir matom turimą X-Pro signalizaciją. Tai jeigu turit namuose X-Pro signalizaciją, galim ją pridėti HiConnecto akauntą ir galim mes ją iš čia valdyti, priduoti. Mes išeinam. Prašau įvesti slaptažodį. Ir signalizacija įjungta. Ir taipogi galime signalizaciją nuimti, išjungti. Toliau mes esame prie debesies pridėję įrašymo įrenginį ir galime tiesiog peržiūrėti gyvą peržiūrą. Ir užkrauna visas kameras ir jas gali matyti. Taip žiūrėti kameras gerai tuom, kad dabar mes jas galim žiūrėti kiek norim laiko, jos automatu neįsijungs. Jeigu dėsime mes kameras tiesiai prie monitoriaus, tai jos ten po kelių minučių įsijungia. O taip kameros yra jungtos ir bet kada prie monitoriaus mes galim pasižiūrėti kamerų vaizdą. Toliau atnaujintas androidinis monitorius palaiko 2 appsus, kurias galime pridėti. Tai šiuo atveju esame ištestavę ir išbandę LDS Security ir Protegus appsus, kad valdyti LDS apsaugos centralę arba trikdžio apsaugos centralę. Tai einam į LDS appsą. Čia yra užkurtas akauntas, esam prisijungę, esam pridėję testinę centralę ir tiesiog ją priduodam. Ir lygiai taip pat galim mes ją išjungti. Ir ko pasekoju, mes galim turėti iš tikrųjų vieną įrenginį ant sienos, o ne 3 ar 4. Toliau turim Proteguso programėlę, kuri valdo trikdžio centralę, vėlgi turim testinę centralę ir vėlgi mes ją galim priduoti. Suvedam kodą, kadangi tai testinė centralė atjungtos zonos, bet vėlgi mes jas galime apeiti. Ir centralė yra priduota.
ir taipogi galime ją išjungti. Taip pat esame išbandę planšetę ir su orų programėlė, kur matom orus. Tik šiuo atveju telpa 2 programėlės ir teks pasirinkti, ko jums labiau reikia ir kas yra aktualu. Androidinė planšetė turi labai įdomią funkciją, tai yra ledinį pašvietimą apačioj. Kai nakties metu jūs galite jį jungti ir tiesiog gali šviesti pastoviai visą dieną arba nustatytų laiku, tarkim, 8-9 vakaro kažkada iki ryto. Šiam kartui tiek, trumpai apžvelgiam. Jeigu kils klausimų, visada kreipkitės į BK grupės vadybą ir technikus. Ačiū. Taigi tokia būtų trumpa Hikvision monitoriaus apžvalga. Jeigu ši trumpa apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškite uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruoti kanalą ir įsijungti varpelį. Tokiu būdu nepraleisit naujausių produktų apžvalgų. Visą šią ar kitą mano apžvelgtą Hikvision įrangą galite įsigyti hikvision.lt. Taip pat nepamirškite pasiekti mūsų TikTok'e. Ten darom įvairiausius konkursus ir dovanojam visokią įrangą. Tai nepraleiskit. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.